visi, šiandien kaip ir kiekvieną savaitę mes per mūsų kanalą rodom mūsų laidą Kas laimės milijoną. Kaip ir kiekvieną laidą mes pasirenkam tam tikrą temą, o šiandienos tema yra pagal šiandienos dieną Tarptautinė lietuvių kultūros diena. Taigi ir pradėkime nuo žaidėjų pasirinkimo. Taigi, kairėje sėdi Rugilius Gatas, toliau Romas Dešinys, Gžegožas Čičiškevič ir Petras Bjaurulis. Taigi užduodu atrankinį klausimą. Kas parašė poemą Eglė Žalčių karalienė? Išsitraukite savo pultus ir parašykite atsakymą. Taigi, režisierius sako, kad du žmonės atsakė teisingai, tai Gžegožas Čičiškevič ir inteligentiškasis Rugilius Gatas. Tačiau pirmasis buvo Rugilius Gatas. Teisingas atsakymas buvo Salomėja Nėris. Sveikiname jį. Kuo jūs užsiemate, ponia Gata? Aš esu laisvai samdomas dizaineris. Laisvai samdomas dizaineris, ar ne? Taigi pradėkime. Jūs turėsite atsakyti 15 klausimų ir jūs tada laimėsite milijoną. Jeigu nežinote atsakymų, jūs galite pasinaudoti vieną iš pagalbų. Viena jų tai yra 50×50, tai yra atims jums du atsakymus, paliks vieną teisingą ir vieną neteisingą. Antroji pagalba tai yra salės pagalba, kada jums salė padės apsispręsti. Trečioji pagalba tai yra skambutis draugui, kada jūs galėsite paskambinti draugui ir sužinoti atsakymą. Taigi pirmas klausimas. Ką sodindavo lietuviai gimus dukrai? A. Beržą, B. Liepą, C. Ąžuolą, D. Baravyką. Lietuvių mitologija nėra mano stiproji sritis. Galite rinktis vieną iš pagalbų. Aš taip ir padarysiu, manau pasirinksiu pagalbą 50×50. Dabar jūs pamatysite du atsakymus, vieną teisingą ir vieną neteisingą. Kompiuterį, panaikinkite du atsakymus. Liepa arba baravykas. Kadangi klausimas susijęs su moteriškai lytim, pasirinksiu moteriškesnį medį ir tikriausiai pasirinksiu atsakymą variantą B, Liepa. Tai galutinis jūsų atsakymas. Taip. Sveikinu, šis atsakymas yra teisingas. Važiuojame. Antras klausimas. Koks Žemaitės apsakymo Marti pagrindinio herojaus vardas ir pavardė? Atsakymo variantai. A. Vingių Jonas, B. Radvila Rudasis, C. Vardenis pavardenis, D. Vingių Marti. Tai čia lietuvių literatūra. Šitą sritimą aš gan domiuosi, tai čia man nėra sunkus klausimas. Tikrai esu išstudijavęs šį kūrinį ir manau, kad atsakymas yra Vingių Jonas. Jeigu šis atsakymas yra teisingas, jūs laimėsite 200 litų. Ar tai yra galutinis jūsų atsakymas? Taip. Sveikinu, atsakymas yra teisingas. Kas parašė Anykščių šilelį? Atsakymo variantai. A. Antanas Baranauskas, B. Maironis, C. Jonas Stulginskis, D. Michaelas Jacksonas. Suktas klausimas, šitą tikrai nežinau. Man atrodo pasinaudosiu kitą pagalbą. Tai salės pagalba. Taigi jūs deginate savo antrąją pagalbą, tai yra salės pagalba, ar ne? Taip. Paprašykime salės pagalbos. Išsitraukite savo pultus. Klausimas. Kas parašė Anykščių šilelį? A. Antanas Baranauskas, B. Maironis, C. Jonas Stulginskis, D. Michaelas Jacksonas. Prašom pradėti. Režisierius sako, kad balsavimo rezultatai tokie. Taip. 33%, ne. 33%, galbūt 33%. Jums rinktis.
Na, iš tikrųjų, seilės pagalba išnaudojo veltui, nes nieko nepadėjo. Na, tada spėsim. Manau, kad tai būtų atsakymas A. Nes Michaelas Jacksonas kažkodėl man nelimpa su lietuvių literatūra. Jūs ir vėl teisus. Jūs jau turite 300 litų ir sudeginote 2 pagalbas. Važiuojame toliau. Ketvirtas klausimas dėl 500 litų jums liko 1 pagalba. Taigi, kas per Velykas vaikams atneša margučių? A. Pupų dėdė, B. Velykų babutė, C. Babutė Velykė ir D. Girtsdruks. Nu, šitas klausimas tai pakankamai Leiskite priminsiu, jūs turite dar 1 pagalbą. Šitas klausimas pakankamai lengvas ir manau, kad beveik visi žino atsakymą, tai aš pagalbą pasiliksiu sunkesniam klausimui ir mano atsakymas yra B. Velykų babutė. Jeigu jūs dabar atsakysite teisingai, jūs gausite 500 litų. Aš turiu jūs pasveikinti dėl to. Ir turiu jūsų atsiprašyti, nes jūsų atsakymas nėra teisingas. Teisingas atsakymas babutė Velykė. Dabar pradėsiu antrą atrankinių turą ir kviesiu dar vieną žmogų prie stalo. Bet šį kartą kitaip negu visuomet. Aš išmokau lietuvišką skaičiuotę. Taigi ir pradėsiu. Drum, drum, drumbacėlė, micė, acė, kumbacėlė, micė, a, micė, b, micė, acė, kumbace. Ir kviečiame Petrą Bjaurulį prie stalo. Mane? Yes! Aš laimėjau, yes! Sveiki, prašom prisėsti. Ačiū. Gerbiamas Petrai, kuo jūs verčiatės? Aš esu šaltkalvis, baigiau protechninę mokyklą Visagine, bet šiuo metu specializuojasi karstų gamyboje. Taigi jūs taisyklės turbūt jau žinote, turėsite atsakyti į 15 klausimų. O jeigu nežinote atsakymą, jūs galite pasirinkti vieną iš pagalbų, tačiau šį kartą, kadangi šiandien yra neįprasta laida, mes jums siūlome vieną naujovę, tai pakeisime studijos pagalbą į biblioteką. Ar jūs su to sutinkate? Be abejo. Pirmas klausimas. Kas parašė tragikomediją Meilė, džiazas ir velnias? Atsakymo variantai. A. Juozas Grušas, B. Saulius Mangrūdas. A, Juozas Grušas, čia ir taip aišku. Tai jūs neišklausėte visų atsakymų variantų? Man nereikia, man aišku, čia Juozas Grušas. Turiu pripažinti, nors ir pirmas klausimas nėra labai lengvas, jūs atsakėte teisingai. Jūs jau turite 100 litų, visos 3 pagalbas yra neišnaudotos. Taigi dabar antras klausimas, jis skamba taip. Kada Lietuvoje yra minima Lietuvos kariuomenės diena? A. Gruodžio 25 dieną, B. Sausio 18 dieną, C. Lapkričio 23 dieną, D. Balandžio 1. Bet jūsų klausimai juokingi, tai aišku, kad lapkričio 23 dieną C variantas. Ar tai yra jūsų galutinis atsakymas? Tai be abejo, čia mano galutinis atsakymas. Ir jūs esate teisus, sveikinu jūs.